Štai, bičiuliai, atsisveikiname su pietų pertrauka. Trečiadienis už lango, kaip ir sakiau, nuo šiandien savaitė verčiasi į tą geresnėje pusę. Ir kadangi mes esame tie žmonės, kurie, jeigu jau pažadėjome, tai tuos pažadus tęsime. Aš jums žadėjau labai įdomų pokalbį. Tai, žinokit, taip ir atsitiks. Šiandieną pas mus svečiuose geologijos mokslų daktaras Jonas Šečkus. Gerą dieną, ponas Jonai. Sveiki gyvi. Visai nesitikėjau, kad aš jau irgi prijungtas. Vieną kartą apsilankęs, kaip sakoma, nenori patenki į klubą. Tai tuomet tik tai matyt, kad iš klubo tik kojomis į priekį. Stengsime dar ilgiau pratraukti, taip sakant, gal dar kokį kartą irgi būsiu įdomus. Mes pasistengsime, kad būtų labai įdomi laida ir ji tikrai bus, nes pakankamai toks slėpiningas mokslas, arba mes mažai labai apie jį žinome. Geologija. Tai, kad suprantama būtų visiems mirtygiesiems, kasgi tai yra. Na, geologija iš tikrųjų yra labai platus mokslas ir tai yra mokslas, sakykime, apie Žemę, tą sako ir pats jo pavadinimas, dėl to, kad geo yra Žemė, logos yra mokslas. Na, iš tikrųjų, geologija, sakykime, susidomėta yra su pirmaisiais žmonėmis. Tada, kai žmogus pasidarė mąstanti būtybė, iš tikrųjų jam iškilo reikalas turėti kažkokių išteklių. Pirmiausia, aišku, sakykime, su akmens amžiumi, tai įrankių gamybai įvairiausiai, papuošalų gamybai, sakykime, visokiam apeigom buvo reikalingi kažkokie tai geologiniai objektai, dažniausiai tai, sakykime, tarp žmonių tai vadinama akmenys. Na ir be abejo, tie pirmykščiai žmonės, jie taipogi jau ieškojo ir sugebėjo juos rasti. Na ir žinome, sakykime, kad Lietuvoje tie pirmykščiai žmonės arba senieji gyventojai naudojo titnagą tiek savo įnagių gamybai, tiek papuošalų. Na ir Lietuvoje titnagas, kas yra įdomu, prieš porą metų yra išrinktas nacionaliniu Lietuvos akmeniu. Štai kaip įdomu. Pakankamai dažnai sutinkamas net ir eilinio mirtingojo. Taip, nėra taip paprasta, gal daugiau pietų Lietuvoje, bet sakykime... Aš turiu gabaliuką namie. Taip, matyt, pietų Lietuvoje visgi lankaisi, ar ne? Tenka matyt karstą kartą. Vat, ir iš tikrųjų, sakykime, tas titnagas jis buvo toks svarbus, kad netgi archeologai taip mano, kad dėl to titnago radimviečių, sakykime, vat, kaip ir mes šnekam, kad pietų Lietuvoje jo yra lengviau randama, kitur sunkiau, tai netgi vyko pirmykštės kovos. Dėl to, kad, sakykime, tai buvo svarbi žaliava kažkokia tai ir dėl to žmonės kovojo. Kas prie to žaliavos prieina, tas yra galingesnis. Radai titnagonis turi kirvuką? Taip. Turi ugnies? Turi kirvuką, turi ugnies, turi moterį. O, štai, aš irgi pagalvočiau. Va, tai iš tikrųjų juokas juokais, bet ta geologija, jinai svarbi pačiam žmogui, net nežinant, kad tai jau yra, sakykime, kažkokie tai geologiniai radiniai ir geologiniai tyrimai, jinai buvo svarbi nuo pirmųjų jo, sakykime, kaip protingos būtybės žingsnių. O šiaip oficialiai geologija, jinai pirmą kartą paminėta buvo jau, sakykime, 14 amžiuje, tiesa, ne visai tokiu kontekstu, kokiu mes suprantame dabar. Kaip Lietuva panašiai irgi. Jo. O tikroji geologija, jau tai, ką jinai reiškia dabar, jinai paminėta buvo 18 amžiuje ir 1759 metais. O kas yra tas tėvas geologijos? Tas, kiekvienas mokslas turi tą tėvą. Tėvas buvo toks mokslininkas Arduino, bet gal ne tai svarbu patiems klausytojams, dėl to, kad tai vakarų Europos, sakykime, atstovas, bet įdomu tai, kad jau po metų Lietuvoje Lietuvos mokslininkas Dobševičius 1760 metais taipogi pirmą kartą paminėjo geologiją, taigi jisai irgi tyrinėjo, sakykime, aprašė kažkokius tai geologinius objektus. Vos po 1 metų? Vos po 1 metų. Tai reiškia, iš tikrųjų, tas mūsų Vilniaus universitetas tuo metu buvo tikrai pasaulinio lygio. Na, mes, kaip ir sakiau, didžioji dalis matyt, kad turim tą tokį siaurą labai supratimą apie geologiją. Nafta, dujos, dar gal koks, nežinau, žvyras, dolomitas, sako, pas mus yra, bet čia labai jau siauras požiūris. Iš tikrųjų, visai gal net ir netoks siauras, netgi kai kurie žmonės tiek daug neišvardintų, kiek tu išvardinai, bet kas yra įdomu, aš čia prisimenu vieną tokį, sakykime, jaunystės įvykį, kai dar studijavau Vilniaus universitete, ir mes tranzuodavom kažkur, tai vis važiuojam prie jūros ar šiaip keliaudami, na ir sustojus, paėmus mus jau
vairuotojas klausdavo, tai kuo jūs jaunimas čia maždaug užsiemat. Mes sakydavom, studijuojam geologiją, tai sako, tai kas čia per daiktas, ką jūs ten naftos ir aukso ieškot. Sakom, taip, ieškom, tai sako, randat, nerandam, sakom, nes jeigu rastume, tai iškart iš darbo išmestų, nes nebūtų ką daryti. Tai va, iš tikrųjų, tas toks apie geologiją supratimas daugiausiai yra būtent iš sakykime, tos naudingų iškasenų prizmės, tačiau aš pirmiausiai geologiją skirčiau kaip mokslą, kuris yra žemės istorijos mokslas. Lygiai kaip mes turime istoriją, kuri nagrinėja žmonijos istorinę raidą, mes turime archeologiją, kuri nagrinėja žmonijos istorinę raidą, kol dar nebuvo kažkokių tai rašytinių šaltinių, arba neturime rašytinių šaltinių. Tai geologija nagrinėja žemės istorinę raidą, kol apskritai nebuvo žmogaus ir netgi jam atsiradus. Dar be to geologija nagrinėja ateitį, tai yra jinai matydama, kokie procesai vyko praeitie, jinai gali numatyti, kokie tie procesai vyks ateityje ir tas visiškai realiai. Yra padaryti modeliai, kaip pasikeis mūsų žemė po, sakykime, tūkstančių ir milijonų metų. Ir Klausykit, tai ponas Jonai, tai ar toli mums iki susinaikinimo? Čia jau tokie, sakykime, fantastiniai dalykai, iš tikro iš dalies priklausantis nuo mūsų pačių, tačiau susinaikinimo kaip žmogaus. Žemę sunaikinti, aš manau, kad žmogus dar nėra pajėgus. Nepriaugam. Mes galim išnaikinti gyvybę, turbūt, bet negalime išnaikinti Žemės kaip planetos. Bet mes galim iščiulpti visas dujas ir naftą. Tai realus scenarijus. Manau, kad tai nieko baisaus, iš tikrųjų. Ir manau, kad mes neiščiulpsime, nes mums to nereikės, nes man labai patiko mūsų vieno akademiko, labai žymaus akademiko Gedimino Motuzos žodžiai, kurio beje ir knygą šiandien atsinešiau aš pas jūs. Tai jisai yra pasakęs, kad akmens amžius baigėsi ne dėl to, kad baigėsi akmuo, o todėl, kad žmonės perėjo tiesiog į aukštesnį lygmenį. Tai taip ir pasibaigs ir tas naftos amžius, ne todėl, kad pasibaigs nafta. Gerai, dabar mes grįžkim nemažai metų atgal ir kai buvot niolikos, tai ir buvo ta svajonė būti geologu, ar, nežinau, kažkur kitur tėtoli viliojo? Kokia jūsų istorija, kodėl jūs dabar esat tas, kas esat? Mano istorija, sakykime, yra gana tipinė geologiniai bendruomeniai, dėl to, kad geologija apskritai yra dinastinis mokslas. Tai yra, mano tėtis taipogi buvo susijęs su geologija, tiesa, jis nebuvo geologas, jis buvo geofizikas, tai yra šiek tiek skirtingi dalykai, nors paprastiesiems, mirtingiesiems gal taip ir atrodytų, taip. Tačiau, jeigu mano tėčiui pasakytume, kad jisai yra geologas, jis būtinai jūs pataisytų ir rūšę miną nutaisęs ir jis sakytų, ne, aš esu geofizikas. Tai va, ir mano tėtis taipogi dėstė Vilniaus universitete ir, sakykime, kadangi mes buvome du broliai, vienas jaunesnis ir aš vyresnis, tai tą vyresnį reikėdavo tėčiui pasimti kartu su savim, tam, kad mamai būtų lengviau. Tai va, aš ką tik padariau. Aš nuo 3 metų buvau praktiškai visose geologinėse praktikose. Taigi, sakykime... Kito kelio nelabai ir buvo galima įsivaizduoti. Turbūt, nors ta mano stojimo į geologiją istorija, jinai taipogi yra ganėtinai spalvinga, dėl to, kad, nebuvau aš labai itin uolus mokinys ir taip po mokyklos buvo nuspręsta, kad aš jau čia turiu stoti į pedagoginį universitetą, tenai į fizinio specialybę, jau kaip ir ten buvo daugiau mažiau apderintas, kad tas begalvis maždaug čia įstotų. Bet mes nuvažiavus priduot dokumentus kažkaip neradom to langelio ir aš sakau, brat, šiaip tai aš norėčiau į geologiją stot. Aišku, tėtis riebiai nusikeikė, sako, tai ko tu anksčiau nesakėjai? Sakau, todėl, kad bijau matematikos, fizikos ir chemijos, o jis sako, netokie durniai praėjo ir tu praeisi. Bet ir aš bijau matematikos, fizikos ir chemijos, ir dabar bijau. Iš tikrųjų, matematika, fizika ir chemija pas mus mokyklose mokiniai yra išgąsdinami šitais dalykais daugeliu atveju dėl to, kad jie nesupranta po studijų mokykloje, kam tai yra pritaikoma. O būtent studijuojant geologiją, tu staigiai pradedi suprasti, kam reikalinga ta fizika, kam reikalinga ta chemija ir kam reikalinga ta matematika. Dėl to, kad, sakykime, studijuojant geologiją, tu vis tiek susiduri su šitais mokslais. Vieni labiau, sakykime, įvažiuoja į tuos tiksliuosius dalykus, kiti mažiau. Geologija leidžia tau profiliuotis būtent pagal tą supratimą, tačiau iš tikrųjų po studijų geologijoje šitie dalykai jau nebegąsdina.
Gerai, tuomet kalbant apie studijų metus, kuri ta disciplina buvo sudėtingiausia pačiam, kur buvo daugiausia prakaito ar bemėgio naktų? Galiu pasakyti, kad apskritai turbūt geologiniai dalykai man jau jokie nebebuvo sunkus, jie buvo visi tik įdomus ir sunkiausia buvo tik tai su bendraisiais dalykais. Tai yra tik įstojus, sakykime, aukštoji matematika, fizika, chemija, pirmieji kursai, tai iš tikrųjų, kad ir tos pačios aukštosios matematikos, aš gavau 5, tai man tas 5 atperka visus gyvenimo 10, 8 ir 9, nes iš tikrųjų buvo tikrai labai įtemptas egzaminas. O dabar jūs esate tas žmogus, kuris žiūri tiems jauniems, vaikams matyt, kad į akis ir kurie atėjo mokytis. Pirmoji paskaita, panašiai kaip mes dabar kalbam, ar kažko jinai būna išskirtinė? Panašiai, aš taipogi pradedu nuo to, kad geologija daugelis jūs turbūt esate girdėję kaip tą naudingų iškasenų mokslą, bet aš būtent pabrėžiau geologijos kaip istorinės, sakykime, disciplinos reikšmę. Dėl to, kad būtent geologija nagrinėdama tą žemės raidą, suprasdama procesus, kaip buvo suklostytos tos nuosėdos, nuogulos arba, sakykime, susidarė tam tikros uolienos, tik suprasdami tą istoriją, tos procesus ir tą aplinką, kokie ten buvo, mes galime numatyti, kokios naudingosios iškasenos galėjo ten susiformuoti ir panašiai. Gerai, jau nekartą minėjom pokalbio pradžioj Pietų Lietuvą. Geologiniu tuo požiūriu, kuris regionas yra dosniausias, įdomiausias tuomet jums? Visi regionai be abejo yra labai įdomus ir visi regionai yra labai dosnus ir visi regionai yra labai skirtingi. Sakykime, Lietuva iš tikro praėjo labai ilgą geologinę raidą mūsų sakykime, žemėj, Lietuvos teritorijai yra ne mažiau 2 milijardų metų, maždaug apie 2 milijardus metų. Tai, neneša galva, bet pala nematė. Taip, iš tikrųjų geologijoje mes susidraugaujam su tais dideliais metais ir mums 1000 metų jau netrodo didelis laikotarpis. Tai per tuos 2 milijardus metų Lietuva iš tikro pabuvo įvairiausiose gamtinėse sąlygose. Tuo labiau, kad Lietuvos teritorija jinai nukeliavo, sakykime, susiformavo pietų pusrutulyje, įsivaizduokit, sakykime, kažkur tai ties dabartinės Australijos platumose ir nuo tenai jinai atkeliavo į ten, kur dabar mes esame čia, į šiaurės pusrutulį. Taigi jinai praėjo ir ekvatorių, ir visas tropinės rytis, jinai nekartą buvo padengta ledynais, turėjom ir arktinį klimatą, bent ir netaip seniai, dėl to yra suklostytas, suformuotas mūsų reljefas, taigi, sakykime, ta Lietuvos geologinė istorija labai įdomi. Ir būtent dėl to, kad mes prakeliavom tokią ilgą geologinę raidą, buvom labai skirtingose sąlygose, pas mus susiformavo labai didžiulė įvairovė įvairiausių naudingų iškasenų. Mes galime iš tikrųjų rasti labai platų spektrą tų iškasenų, kurias galime naudoti savo ūkyje. Tiesiog kai kurios iš jų yra šiek tiek per giliai, tam, kad būtų ekonomiškai naudinga jas eksploatuoti. Kitos, sakykime, dar laukia savo laiko, kai kurios nepraeina tiesiog biurokratinių kliūčių ir panašiai. Tačiau kuo mes galim džiaugtis, kad mes turime pilną statybinių medžiagų ir mums nereikia tų statybinių medžiagų vežtis iš kažkur kitur. Ir dar pagrindinė naudinga iškasena, aišku, yra vanduo, kurios, kadangi mes ant jo gyvename, mes kol kas jo nevertiname, suprantame tą kaip natūralų dalyką, tačiau reikia vien pašnekėti su žmonėmis iš Pietų Europos, kurie, ar net ir Vakarų Europos, kurie gerimui buičiai naudoja paviršinį vandenį, jie su dideliom pavydo akim žiūri į mus, kad mes galim naudoti savo požeminį vandenį. Bet taip, atkeliavę turistai, jie iš tikrųjų savo, kad labai skanus vanduo, bet kas tai lėmė? Tas būtent perimas per visas įmanomas laiko juostas ir klimato juostas? Tiesą pasakius, mes turim filtrą stebuklingą kažkokį. Tiesą pasakius, visų pirma, tas skanus vanduo tai yra nieko nereiškia. Labai juokingas dalykas, dėl to, kad šiaip vanduo turėtų būti beskonis, bekvapis ir panašiai. Ir jeigu jis turi kažkokį skonį, reiškia, jis turi kažkokį priemaišų. Ir paprastai labai skanus vanduo būna, sakykime, iš močiučių šulinių. Tai dažniausiai tas vanduo būna paskanintas kažkokiais
nitratais. Dėl to, kad nitratai duoda tokį salsą skonį. Vat, iš kitos pusės, jeigu mes kalbame apie mūsų vandens švarumą, tai būtent tas vanduo, tas, kurį mes naudojame gerimui, jisai būtent tie sluoksniai ir yra susiformavę dėl mūsų teritoriją dengusių ledynų. Tai, sakykime, ištirpęs tų pačių ledynų vanduo, kuris užsilikęs, na ir jis yra nuolat besikeičiantis, be atsinaujinantis. Vat, o dar giliau žiūrint, mes turime ir labai seno vandens, ir neseniai buvo atlikti tyrimai, buvo mūsų tų giliųjų sluoksnių vanduo datuotas ir to vandens amžius siekia net virš 1 milijono metų. Tai yra, sakykime, tikrai didelis laikmetis. Aš taip įsivaizduoju, tie visi svaigieji gėrimai, kurie sako 12 metų laikytas, 20 metų laikytas. Taip, čia mes neturim ką lyginti. Ten turime milijono metų senumą, tačiau tas vanduo jau jisai yra praktiškai sūrimai, jisai gėrimų jau net būtų galima jo naudoti, tačiau jisai puikiai tinka įvairiems balneologiniams tikslams, tai yra, na, sakykime, sveikatingumo kažkokiam tai šašlyką marinuot. Na, šašlyką marinuot mes drusko turime gal ir net ne taip giliai, nereiktų taip toli kastis, bet iš tikrųjų tas vanduo taipogi ūkyje gali būti panaudojamas. Na ir mūsų mineraliniai vandenys taipogi yra žinomi, jie ties Birštonu, ties druskininkais, tektoninių lūžių, sakykime, keliu patenka į žemės paviršių, dėl to nuo senų laikų žmonės juos naudoja taipogi sveikatingumo tikslams. Irgi nereikėtų baimintis, kad mes juos išsiurbsime artimiausiu metu. Ne, to nereikėtų baimintis, kad mes išsiurbsime, bet reikėtų baimintis, kad mes jų neužterštume. Ir Lietuva iš tikrųjų yra, sakyčiau, pirmūnė šiuo klausimu. Teršimo Europoje, ne, būtent atvirkščiai. Labai gerai. Dėl to, kad pas mus yra labai geri teisės aktai, saugantis požeminį vandenį, priverčiantys, sakykime, ūkio subjektus vykdyti jo stebėjimus to požeminio vandens. Tačiau labai svarbu, kad šitie tyrimai, kurie yra atliekami, kad jie būtų tinkamai ir sužiūrimi. Tai yra, kad iš tikrųjų tie tyrimai būtų atliekami sąžiningai ir tvarkingai. Gerai, mes darom trumpą muzikinę pauzę, grįšim ir pokalbį pratęsim. Grįžtame, jie vos 4 minutės prabėgo, tačiau pokalbis įdomus ir man nesinori to laiko labai jau taip skirti muzikai. Šiandieną pas mus svečiuose geologijos mokslų daktaras Jonas Šečkus. Mes labai taip įdomiai pradėjome ir kadangi aš mėgstu paskaityti knygas ir nuotykiniuose romanuose keliautojų pasakojimuose rašoma, kad ėjo keliautojai ir priėjo vienišą geologo trobelę. Tie išvažiuojamieji dalykai, na, aš dar įsivaizduoju, kad geologas labai dar daug laiko praleidžia ir tikrai ne kabinete. Taip, tai geologijos darbas apskritai, jisai yra labai nevienpusiškas, jisai labai įdomus, sakykime, mum geologam labai sunku įsivaizduoti, jeigu reikėtų ištisai tau sėdėti kažkokiam tai ofise, arba dar blogiau prie kažkokio tai konvejerio, arba dar blogiau, sakykime, kažkur tai kasoje ir na, sakykime, dirbti tą monotonišką darbą. Tai būtent geologijos darbas jis susideda iš kelių tokių dalių, tai pirmiausia, aišku, lauko darbai, turbūt apie tai, ką tu ir norėsi paklausinėti, tai ekspedicijos. Tada, aišku, yra laboratoriniai tyrimai, na ir paskui, aišku, ataskaitų rašymas, va būtent tas jau oficinis darbas ir paskui savo rezultatų pristatymas. Tai jeigu tu dirbi moksle geologijos, tai tau tenka iš tikrųjų gana nemažai pavažinėti, vien besidalinant savo informaciją dėl to, kad, na, geologija jinai politinių ribų neturi. Tam tikrom geologiniam struktūrom yra visiškai tas pats, ar tu priklausai Europos Sąjungai, ar tu priklausai Rytų Europai kažkur tai ir tos geologinės ribos jos iš tikrųjų, na, sakykime, nepriklausomos nuo politikos. Tai apie tas ekspedicijas, kas man labai įdomu ir manau, kad mūsų klausytojams, kur labiausiai, na, aš nežinau, esu skaitęs, kad važiuoja į Sibirą ar ne, į visokius užkaukazius, tų visų brangių ir pusbrangių akmenų, atsiprašau. Pats matyti irgi daug kur esi buvęs. Esu nemažai buvęs, Europoje esu labai daug kur buvęs, bet ką norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų, sakykime,
prisimenant istoriją, tas sovietinis laikotarpis, kuomet mes buvom okupuoti, kaip bebūtų keista, jisai buvo aukso amžius būtent geologijai. Ir galiu paaiškinti, kodėl. Todėl, kad, na, sakykime, ta blogio imperija, jinai gyveno praktiškai vien tik tai iš išteklių. Ir jie žiauriai reikalingi. Taip, jie buvo žiauriai reikalingi, už tai geologai iš tikrųjų buvo kaip pateptieji sovietmečių. Na ir iš tikrųjų sovietmečių tiek kam teko studijuoti, vėliau ir dirbti, iš tikrųjų tų ekspedicijų teko labai sočiai, labai daug į pačius atkampiausius blogio imperijos, sakykime, kampučius. Na ir iš tikrųjų žmonės išmaišė tą Sovietų sąjungą skersai išilgai. Na, kai aš pradėjau studijuoti, jau, sakykime, tą rytinę pusę po truputį pradėjau užsidarinėti, daugiau, mažiau ten žmonės pradėjo išvažinėti tik tai būtent vedami to geologinio romantizmo arba entuzijazmo. Na, man pačiam dar teko sudalyvauti vienoje paleontologinėje ekspedicijoje, būtent Šiaurės Rusijoje, Timano regione, čia, sakykime, netoli Rusijos masteliais, netoli Uralo kalnų. Ten, kur yra miestas Sichtivkaras, Uchta, mums teko ten prie tokio nediduko upelio, Lajolio upelio, ieškoti paleontologinių radinių, būtent, na, mano ir bakalauras, ir magistras buvo iš paleontologiniai darbai apie Devono laikotarpio žuvis, na ir mes ieškojom tų suakmenėjusių žuvų liekanų. Iš tikrųjų, ekspedicija buvo labai įdomi, dėl to, kad vien pristatyti mes į tą tašką buvome upėmis, tai yra kelių nebuvo, tai yra Uralas mus vežė upės dugnu, maždaug apie 15, gal 20 km mes važiavom vien upe, na, išmetė, pasistatėm palapinės ir pusantros savaitės gyvename tenai kiekvieną rytą išeidami į tą ekspediciją. O vaisinga buvo? Labai vaisinga buvo, mes pririnkom iš tikrųjų įvairiausių radinių, kurie paskui pristatyti buvo į Sichtivkaro geologijos muziejų, na, o vietiniai paleontologai vėliau juos, aišku, tyrinėjo ir matyt paskelbė aibę ir mokslinių publikacijų. O vietos Europoje, kurios iš tikrųjų įdomios ir ten norisi vis grįžti? Iš tikrųjų, geologui apskritai visur yra įdomu. Kur yra žemė, ten yra. Taip, iš tikrųjų, jeigu tu keliauji, suprasdamas per ką keliauji, netgi tas reljefas gali kartais būti neišraiškingas arba, sakykime, paprastam žmogui, ne geologui, sakykime, nuobodokas arba monotoniškas, tačiau geologui tai gali būti labai įspūdingos vietos būtent dėl tos geologinės raidos ir kažkokiu tai geologiniu objektu. Na, o jeigu taip keliaut, tai be abejo, kiekvienam patarčiau apsilankyti ant veikiančio ugnikalnio, dėl to, kad, na, pabuvus ant Etnos, tu iš tikrųjų supranti, man teko ant Etnos ugnikalnio būti, tu supranti, koks tu esi mažas vabaliukas ir iš tikrųjų, pradedi suprasti, kad tas žmogus iš tikrųjų toj gamtoj lemti gali netiek jau ir daug. Spaudoje karts nuo karto išlenda tokie straipsniai apie juoduosius archeologus. Ar juodieji geologai irgi būna? Taip, be abejo, gal daugiau ne juodieji geologai, o juodieji paleontologai, kurie drasko kažkokios tai geologinės atodangas, kur yra randamas, sakykime, gerai išlikusių kažkokių paleontologinių iškasenų, paleontologinių liekanų ir tos paleontologinės liekanos, jos yra ganėtinai brangios, na ir tokiu atveju tie sakykime, juodieji paleontologai juos pardavinėja internete, taipogi galima rasti daug skelbimų, kur vyksta ta prekyba, na ir sakykime, vyksta šitas procesas taip pat. Na ir kitas toks brangus dalykas ir turbūt daug kam girdėtas yra, tai būtent meteoritų liekanos. Tai žmonės... O pas mus jų yra? Pas mus yra meteoritų. Mes liksim čia ilgam kalbėtis, aš manau. Iš tikrųjų, meteoritus galima pamatyti užėjus į mūsų Vilniaus universiteto geologijos ir mineralogijos katedrą Čiurlionio gatvėje ir iš vis apsilankius ten muziejuje, ten nuostabi geologinė ekspozicija ir tame tarpe eksponuojami yra ir meteoritai, apie kuriuos gali papasakoti įvairiausių įdomybių. Bet jį galima rasti netyčia. Pas mus ne tik pačių meteoritų liekanos rastos, kurie, sakykime, nukrenta laiks nuo laiko į Lietuvos teritoriją, tačiau Lietuvoje yra rasti 2 berods meteoritiniai krateriai. Tiesa, jie yra, sakykime, padengti nuosėdomis mūsų kristalinėme pamate, tačiau yra rasti 2 meteoritiniai krateriai. Taigi prieš, sakykime, maždaug milijardą metų į Lietuvą mus pabombardavo ir gana neprastai. Nu, klausykit, čia yra žiauriai įdomu. Gerai, jeigu mes pradėjome apie tokią egzotiką, tai auksas. Aukso mes turim.
Ir ne Lombardė. Aukso turim, ne tik Lombardą. Ir ne tik Lombardą, taip. Lombarduose turbūt irgi žmonės prineša to aukso, tačiau turim ir natūraliai suklostyto aukso. Kaip tik iškilo, sakykime, Facebook'e. Taip, kaip tik paties paskyroje. Jo, bet žmonės ten neteisingai spėliojo. Mes turime ne Varėnos rajone aukso, o turime Anykščių rajone aukso. Ir tas auksas yra sanašynų pavydalo, dėl to, kad jisai yra įmaišytas į mūsų kvarcinio smėlio sudėtį. O kvarcinis smėlis yra išgaunamas ir naudojamas stiklo gamybai. Tai va ten buvo daryti tyrimai, yra to aukso ir jo kiekiai yra artimi pramoniniam kiekiai, tačiau, bent kol kas, tai yra per brangu jį išgaudinėti iš to smėlio. Bet kaip tik netirė kalbėjome, jog Lietuva turi ir kur kas brangesnių atsargų gelmėse negu auksas. Taip, tai šiek tiek užsiminiau čia atėjęs, reikia ir klausytojams papasakot, kad pietų Lietuvoje iš vis turime, sakykime, unikalią geologinę situaciją, dėl to, kad ten kristalinis pamatas yra sekliausiai mums nuo žemės paviršiaus, jis maždaug yra 200-300 metrų gylyje. Na ir tokiam gylyje mes turime trejopos, sakykime, galimai trejopus telkinius. Visų pirma, mes galime ten aptikti marmuro. Kitas dalykas, ten yra aptikta geležies rūdos telkinių. Tas nustatyta gręžiniais, ištirta jų koncentracija ir iš tikrųjų ta geležies rūda galėtų būti eksploatuojama, tačiau, geležies kaina nėra rinkoje tokia didelė, kad mes kad apsimokėtų ją iškasnė. Tačiau pastaruoju metu geologiniai bendruomeniai labai populiari tema ir iš tikrųjų yra mokslininkai, kurie nagrinėja šitos duomenis, tai būtent yra tų vadinamų retųjų žemių elementų telkinių tyrimai. Dėl to, retieji žemė elementai yra vadinami ne todėl, kad jie yra reti, žemėje jų yra daug ir praktiškai visur, tačiau jie nesudaro telkinių. Tai būtent ten, kur randama nors kiek didesnė jų koncentracija, jau yra laikoma kaip ir jų telkiniai, ir Lietuvoje manoma, kad kaip tik būtent pietų Lietuvoje šitų telkinių galim turėti. Šitie retųjų žemė elementai yra naudojami aukštosioms technologijoms, sakykime, kiekvienas turime išmanųjį mobilųjį telefoną ar kompiuterius, tai būtent ten šitose technologijose retieji žemė elementai yra naudojami ir jie yra labai brangus. Taip kad jeigu prie to prieitume, tai Lietuva matyt galėtų turėti ir kažkokį tai papildomą pajamų šaltinį. Ko dar mes turime? Jau kalbėjome, kad galim nesirūpinti statybinėmis medžiagomis, turime šiek tiek aukso, turime tokių brangių dalykų. Ko dar yra mūsų gelmėse? Ko galbūt mes nežinom? Gyvenam ir nežinom. Turbūt visi džiaugiamės druska iš Velyčkos kasyklų arba iš Lenkijos, tai mes šios druskos turime taipogi ir Lietuvoje. Pietvakarių Lietuvoje yra druskos telkiniai pakankamai giliai ir irgi druska yra pakankamai pigi, kad ją išgaudinėti iš tokio gylio. Tačiau turime druskos telkinių, turime netgi gipso telkinių, kuris pas mus nėra išgaunamas. Tačiau yra opokos telkiniai, kurie irgi statybinė medžiaga, sakykime. Šiuo metu ruošiamas pirmoji Lietuvoje anhidrito šachta. Anhidritas yra kaip statybinės plokštės, apdailos plokštės gali būti naudojamos. Tai šita šachta netoli Garliavos, sakykime, jinai yra ruošiamasi jau artimiausių metų ją pradėti įrenginėti ir matyt anhidritas bus viena iš tų naudingų iškasenų, kurią naujai pradėsim išgauti Lietuvoje. O taipogi mes turime naftos. Mes šiek tiek pasijuokėm pokalbio pradžioje apie tą naftą. Iš tikrųjų nelabai gal reiktų juoktis dėl to, kad tos naftos nors ir nedaug Lietuvoje yra. Ir dabar... Sklando gandai, kad ji neva labai kokybiška. Įvairios tos naftos turime. Kai kuriuose telkiniuose iš tikrųjų jinai yra labai kokybiška. Buvo manoma, kad ją gal net būtų galima panaudoti kažkokiam tai kosmetikos gamybai, tačiau visgi turbūt didžiojo, gal ir visa nafta šiuo metu išgaunama Lietuvoje važiuoja į Mažeikių naftą perdirbimui. Ir tos naftos turime, tiesiog dabar vėlgi yra susiklošiusi tokia situacija, kad nauji žvalgymo darbai vyksta labai vangiai, dėl to, kad jie yra labai brangus, ir sausumoje jau tos, sakykime, naftos išgaut arba suras naujus telkinius vis mažiau galimybių, tai po truputėlį iš tikrųjų labai slopsta ir tas labai gaila. Tačiau vis dar išlieka perspektyvoje tai, kad mes naftos turime jūroje.
lygiai kaip Kaliningrado, arba labiau aš mėgstu sakyti Karaliaučiaus srityje yra teritorijoje, akvatorijoje yra išgaunamas tas nafta D6 telkinyje, D6 platformoje. Lygiai taip pat perspektyvios struktūros yra ir netoli Lietuvos-Latvijos sienos, dėl ko, sakykime, buvo netgi iškilę tam tikrų nesutarimų dėl Lietuvos-Latvijos sienos. Na, o taipogi toje sienos dalyje su Karaliaučiaus sritimi, tačiau jau Lietuvos teritorijoje mes matyti irgi galėtume aptikti tos naftos. Na, aš kažkaip dar visai įsivaizduoju geologiją ant tvirto paviršiaus, o štai vandens mes turime daug, mes turime jūrą, turime didelių ežerų, ten irgi šis mokslas veikia ko puikiausiai, bet kaip? Be abejo, jūros geologija apskritai yra atskira, sakykime, kaip geologinė disciplina. Apskritai nepasišnekėjom apie tai, kad geologija antiek platus mokslas, kad, pavyzdžiui, kai aš mokinausi, tai tuo metu mums buvo pristatoma, kad geologija yra 360 krypčių, į kur tu gali, sakykime, įvairios specializacijos. Tai jūros geologija yra viena iš tų tokių, sakykime, specializacijų, kuri yra labai plati ir kartu apima visas kitas, tas matyti 360 krypčių. Na ir jūros geologija, jeigu sausumos tyrimai yra labai brangus, tai jūriniai tyrimai yra dar 10 kartų brangesni. Dėl to, kad visų pirma, tie tyrimai atliekami yra iš laivų daugiausiai, yra lygiai taip pat įrengiamos gręžimo platformos, yra lygiai taip pat imamos dugno nuosėdų mėginiai, yra atliekami įvairūs geofiziniai tyrimų metodai, tai yra, na, sakykime, siunčiant kažkokius, tai sukuriant dirbtinius fizinius laukus, bandoma nustatyti jų fizinius parametrus, na ir pagal tai bandoma išsiaiškinti, kokia ten geologinė sąranga. Taigi, na, sakykime, tie metodai jie yra, tačiau ir kur kas brangesni. O ką galima rasti ar ieškoti Lietuvos ežeruose? Lietuvos ežerai labiausiai domina dėl to, kad jie yra ganėtinai jauni, visi geologinių požiūrių yra ganėtinai jauni, ir jeigu pasižiūrėti į ežerų dugną, ežerų nuosėdas, tai yra visa tai, ką mes turime po paskutinio apledėjimo. Na, tai be abejo, tokiu atveju ežerų tyrimai labai glaudžiai susiję ir su archeologiniais tyrinėjimais, ypatingai jeigu kalbėtume apie Platelių ežerą, kuris labai gerai yra ištyrinėtas archeologų, tai ten žymiai prisidėjo ir geologai, kurie padeda nustatyti ir tuo metu vyravusią, sakykime, tą aplinką, kurioje tie žmonės gyveno ir panašiai. Supratau. Kalbant dar apie vieną tokį įdomų dalyką, aš šiek tiek pasiskaičiau internete, jog geologija netgi paaiškina dalį mitų arba legendų apie Sodomą, Gomorą, apie visokius atsiradusius reiškinius, netgi Heraklio žygdarbį paaiškina. Taip, iš tikrųjų labai įdomus dalykas, ir vėlgi čia prieiname prie dar kito dalyko, tai yra, sakykime, geologinio datavimo, arba dar kitaip jis vadinamas radiologiniu datavimu, kur absoliutiniu datavimu, kur yra nustatomas mūsų nuosėdų arba uolienų amžius. Tai iš tikrųjų, kol nebuvo aptiktas šitas metodas, žmonija apskritai nežinojo, koks tas žemės amžius. Na ir tokiu atveju jie bandė tos išminties ieškotis Biblijoje, kituose senuosiuose rašytiniuose šaltiniuose, bandė susigalvoti, koksgi tas žemės amžius. Na ir iš tikrųjų buvo įvairiausių tų pamastymų, ir 4000 metų žemėj, ir 20 000 metų žemėj. Na dabar mes žinome, kad tai žemė yra maždaug apie 4,6-4,8 milijardo metų. Tai iš tikrųjų ta paklaida reiškia buvo didžiulė. Na ir iš tikrųjų geologija jokių būdų nepaneigia Biblijos, sakykime, kaip kažkokio tai dieviško kūrinio. Aš pats esu, tarp kitko, tikintis žmogus, nežiūrint to, kad esu geologas, ir tą labai daug kas šokiruoja. Bet būtent Biblijoje yra labai daug simbolikos. Ir iš tikrųjų į tą Biblijos simboliką nereikia žiūrėti tais absoliutiniais metais. Tiesiog iš tikrųjų žmonija išreiškia savo išmintį taip, kaip jie tuo metu tą suprato. Na, o pačioj žmonių rašytiniuose šaltiniuose, žmonių dainose, tautosakoje visuomet yra kalbama apie gamtos reiškinius, ir iš tikro geologam labai padeda išsiaiškinti būtent tiek hidronimai, tai yra įvairiausių vandens telkinių pavadinimai, tiek vietovardžių pavadinimai. Už tai labai pikta, kaip, pavyzdžiui, Karaliaučiaus srityje dabar ten prigrūsta tų įvairiausių rusicizmų, kurie nesusiję su senaja, sakykime, mūsų baltiška žmonija, kuri galbūt mums padėtų atskleisti kažkokius tai
geologinius reiškinius vykusius prieš poledynmetyje. Tai iš tikrųjų galima sakyti, kad kiekviena legenda ir to pačiu Lietuvoje apie netikėtai atsiradusius ežerus ar išnykusius, pavyzdžiui, ežerus gali būti geologiškai pagrįsta. Taip, man teko dalyvauti labai įdomiam tokiam projekte, kur, matyt, nebus čia labai baisi reklama, eini televizija padarė tokį mokslinį, sakykime, filmą, iš vis filmų seriją. Ir ten būtent buvo nagrinėjama Eglės Žalčių karalienės legenda ir buvo bandoma pagrįsti, kiek tai yra susijęs su realiais kažkokiais tai gamtiniais įvykiais. Tai būtent ten buvo bendraujama tiek su archeologais, tiek su geologais. Ir iš tikrųjų labai panašu, kad būtent Eglės Žalčių karalienės istorija siekia maždaug tą 7000 metų laikotarpį, kuomet Baltijos jūroje įvyko iš tikrųjų tas tokia staigi, taip vadinama transgresija arba užliejimas, kuomet iš tikrųjų ir galėjo būti sunaikinta kažkokia pilis ar dvaras, kaip ir toje pasakoje paminėta. Tai iš tikrųjų matyt, kad galima būtų tą filmą ir dabar internete susirasti ir žmonėm, kuriem tai įdomu, iš tikrųjų netgi užeikite į mano paskyrą, Jonas Seckus Facebook'e, ir aš dar kartelį įmesiu ir galėsit su malonumu pasižiūrėti tą visą filmų seriją. Tai iš tikrųjų labai, labai įdomi serija. Aš tikrai matau, kad mums maža tos valandos, bet labai džiaugiuosi, kad mes įsiaiškinam daug labai įdomių dalykų ir dabar jau mes į geologus žiūrėsime kaip į žmonės, kurie žino labai, labai daug. Iš tikrųjų, tą, ką mes čia apšnekėjome, kiekvieną šitą dalelytę mes galėtume specialiai padaryti vien tam vildenamam klausimui laidą. Tikrai, ir iš tikrųjų kiekvienam tam klausimui mes surastume specialistą, kuris to užsiiminėja ir jisai dar giliau į tai pažvelgtų. Geologija, kaip sakau, yra mūsų visų istorija ir tiesiog reikia, kad Lietuva pradėtų labiau domėtis geologija, tuo labiau, kad vis daugiau turistinių geologinių takų Lietuvoje atsiranda, įvairiausių stendų, įvairiausios internetinės informacijos, renginių, tiesiog paskaitų mokyklose ir panašiai, kur žmonės, jeigu jūs tikrai domina šitie reikalai, domėkitės, klauskite, ir visuomet galite kontaktuoti tiek tiesiogiai su manim, tiek parašydami į Lietuvos geologų sąjungą ir geologijos įmonių asociaciją. Ir mes visuomet mielai bendraujame dėl to, kad, daugelis geologų yra idėjiniai žmonės ir mes mylime tą dalyką, kuo užsiemam. Aš tikrai manau, kad, Jonai, mes dar pasikalbėsime vieną ar kitą temą, nes matau tikrai yra iš ko, kol kas labai ačiū, kad atkeliavai. Ačiū tau, Antanai, kad pakvietėt ir visuomet mielai sugrįšiu. Gero kelio, iki. Iki.